Sveiki, mėlyjeji. Tai iš tikrųjų esam šiandien neeilinėje vietoje. Už manęs lėktuvai, esame Paluknio aerodrome. Kodėl čia atsidūrė Trakų turizmo ir verslo informacijos centras? Pradedame iš tikrųjų naują rubriką, kurią kviesime jūs stebėti. Pradedame lankyti Trakų rajono savivaldybės seniūnijas. Kodėl nusprendėme tai daryti? Iš tikrųjų mums visiems labai svarbu, kad gyventojai, svečiai, turistai, potencialūs investuotojai susipažintų ne tik su Trakais, su mūsų istorija, su mūsų nuostabiu centru, tačiau su kiekviena seniūnija atskirai. Kuo ji patraukli? Kodėl ją verta aplankyti turistui? Kodėl verta apsilankyti renginiuose? O galbūt iš tikrųjų verta čia apsigyventi, kurti savo verslą, investuoti. Tai kviečiame, pradėkime jau šiandien nuo Paluknio seniūnijos. Na ir šiandien atėjome čia į šitą gražią vietą kalbinti dar vieno Paluknio seniūnijos aktyvaus gyventojo, Lietuvos grybautojų asociacijos prezidentas, ne bet kas, ir VŠI Krembliai vadovas, ponas Vytenis Daugutis. Aš manau, kad daugelis mūsų gyventojų jį tikrai pažįsta, tikrai žino apie jo grybų čempionato pasiekimus. Bet iš tikrųjų šiandien noriu klausti Vytenio. Vyteni, šiandien turistas, miesto gyventojas vis daugiau kalba apie gamtą ir nori lankyti ne tik kultūros objektus, bet ir mišką. Ką jūs galite pasakyti, kodėl verta aplankyti būtent Paluknio miškus? Labą dieną. Pirmiausia, taip, Paluknio miškai yra labai geri. Geri ir miškingumas yra pakankamai didelis. Paluknio rūdininkų, o čia mes Europėjos girinkiją turim, tai rūdiškės, atsiprašau, ne rūdininkai, didžiuliai miškai, labai grybingi, labai uogingi. Ir tikrai labai smagiai galima praleisti laiką. Yra poilsiavietės pastatytos, atvažiuoja žmonės, pagrybauja, paugauja, randa, neranda. Toliau ten termosus įsitraukia ir važiuoja. Dabar, jeigu mes važiuotume, jie tikrai leidžia laiką, savaitgalius ir panašiai. Tai dėl to tikrai apsimoka. Čia šalia Vilnius. Tikrai nereikia kažkur tai labai toli važiuoti. O grybų, matot, čia vietiniai grybai, šitą grybų tikrai užtenka. Vasarą voveraitės, tuoj baravykai ateis ir visų kitų grybų čia tikrai sočiai. Jeigu mes pamatysim, čia prie parduotuvės, tuoj bus supirkėjas atvažiavęs, pamatysim, kiek palukniečių prisiduria prie algos, stipendijos ar pensijos iš grybų uogų. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad Paluknio seniūnija yra toks, gamtos kampelis, kurį verta aplankyti, kuriame verta galbūt ir apsigyventi, ne tik tai atvažiuoti grybauti, ar ne? Taip, kaip manote? Čia pilna vietos, kur galima tiesiog apsigyventi ir gyventi ramybėje, bet kartu greitai pasiekiant miestą. Taip, naujos statybos Šventininkose, Trakuose, taip, ten namai stovi grynam lauke užstatomi. Palukny sklypą gali gauti šalia miško, pasistatyti namą ir tau gamta tiesiog vartelius atsidarai ir išeini į mišką. Kame yra čia toks pliusas Paluknio. Ir mes matom tokios naujas sodybos, tikrai jos visos miške yra. Tai kur žmogus mėgsta gamtą, tylą, tai tikrai rekomenduoju atsikelti, pasistatyti namus Palukny. Labiau susisiekimas su Vilniumi, tai čia labai greitai, pusę valandos ir centre. Tai tikrai verta ir rekomenduoju. Ačiū labai. Ir paskutinis dar klausimas. Ar įmanoma kažkur jūsų amato grybavimo pasimokyti? Į kokį renginį ateiti, galbūt jūs papasakojate? Tai pirmiausia, pas mus kasmetinė yra grybavimo šventė Paluknio baravykas, šiemet rugsėjo 19 dieną. O pasimokyt, aš gaila nepaėmiau lankstinukų, bet mes rengiam pamokas grybautojam grupėm, edukacijas, poilsinės, pramoginės. Tai jeigu susidaro grupė norinčių, tai tikrai paaiškinam, kaip grybauti nenuskriaudžiant gamtos grybų ir
apie visą tą miško gyvenimą. Tikrai mes dalinamės savo patirtim ir mielai prašom. Ačiū labai, ačiū Vyteni už mūsų pokalbį. Dėkui. Na ir iš tikrųjų, kaip gali gyventi bendruomenė seniūnija be kultūros. Kultūra, turizmas, tai yra tarpusavį iš tikrųjų labai susiję dalykai. Ir tam, kad žmonės norėtų apsilankyti, pabūti, sustoti, be kultūrinio gyvenimo turbūt niekaip. Ir apie tai mes šiandien kalbamės iš tikrųjų su labai aktyvios vietos bendruomenės dienvedys nare, ponia Alina Rizgelienė. Papasakok truputėlį, kaip gyvena Paluknio kultūra. Taip, tai vienu žodžiu, kultūriniai renginiai kartu vyksta. Bendruomenė kartu su seniūnija. Visą laiką mes taip stengiamės, kad nebūtų ten mes atskirai, seniūnija atskirai. Viskas vyksta kartu. Ką galėčiau pasakyti, ko ten sudomint tą, jeigu atvažiavusi žmogų. Nu, pas mus įdomu, yra įdomi istorija, kur Mamavio kaime stovi kryžiai sukilėliams 1860 metų tų sukilimo, ten palaidoti. Ir visą laiką minėjimas vyksta kasmet. Po to mūsų ta gyvenvietė, kaip sakant, yra tokia Volfgangas mūsų, kuris buvo mokslininkas, vaistažolininkas, dar mama mano amžinatilsį visą laiką sakydavo, kad dar rinko vaistinė tokia vaistažolių buvo ir rinko visas žolės ten. Nu, tas Volfgangas irgi jis atsikėlė pas mus jau į Paluknį 1833 metais, va čia koplyčią pastatė, po to ir ta bažnyčia mūsų atsirado ir dabar Paluknys mūsų toks yra bažnytkaimis. Nu, istorija įdomi, gan galima pažiūrėti, va, kapinaitės buvo iš ES, reiškia, pinigėliai, tai pati vykdžiau tą projektą, senų kapinių priežiūrą, atnaujinom ten ir visą tą teritoriją, ir kryžius, ir dabar va, galima, kur Volfgango ta dukra paskutinė yra palaidota, galima visą laiką nueiti ir kas domisi istorija, tai visą laiką galima ten apsilankyti, nes yra sutvarkyta. Nu, taip kas dar, nu, pievos pas mus visos gražios Natura 2000 paukščiai, kur dabar yra labai mėgstama tema, kad jų reikia saugot, reikia puoselėti tą gamtą. Ir bendrovė yra Merkis, kuri irgi vienintelė turbūt Trakų rajone, kuri pievas tas šienauja, ir ūkininkai gan stiprus yra, visi deklaruoja pasėlius. Nu, vienu žodžiu, kultūrinis gyvenimas pas mus vyksta, apart tų švenčių, užgavėnių, joninių ir visų kitų švenčių, dar mes tokių turim, nu, kasdienių tokių. Visą laiką ir susirinkimai vyksta, ir susibūrimai. Nu, vienu žodžiu, gyvenam linksmai, draugiškai ir tiek, ir iš tikrųjų jūs pasakėte tiek daug, kad aš net neturiu klausimų. Vyksta gyvenimas, vyksta toks, sakykime, gyvas bendruomenės gyvenimas. Ir iš tikrųjų tai dar vienas įrodymas, kad Paluknys yra labai įdomi seniūnija, kurią verta aplankyti, bet ir kurioje verta apsigyventi, galbūt ir investuoti, ar ne? Nes iš tikrųjų potencialas yra. Taip. Jeigu tik tai kur nors girdim, kad jau parduoda namą, ar valdo namų žemės sklypą, tai jau vienu žodžiu ant greičio ir nuperka. Ypač mėgsta Vilniečiai. Tikrai dabar, jeigu pasakytum, kas parduoda ir dabar nusipirkti, tai būtų sudėtinga. Mano manimu, tai reikėtų labai paieškoti ir paklausinėti. Taip jaunos šeimos kūrėsi, tikrai ir aerodromai tai yra. Ir pritraukti, vienu žodžiu, žmonės netoli Vilniaus nėra problemų. Super. Tai ačiū labai už kvietimą. Na ir vienas iš svarbesnių tokių dalykų pasikalbėti irgi su seniūnais, ar ne? Nes mes važiuojam į seniūnijas ne tik tam, kad tiesiog jūs aplankytume, o galbūt pasakysiu taip, kartais pačiam sunku įvardinti, kuo konkreti seniūnija, konkreti teritorija, miestas, gyvenvietė, vieta yra svarbi ir geriausiai žino šeimininkas. Ne? Savo daržą geriausiai žino šeimininkas ir apie tą daržą, apie tai, kas yra svarbu Paluknės seniūnijai, kalbame su Paluknės seniūnijos seniūne
Julija Virganavičienė. Julija, kaip galvojat, kas yra patrauklaus tokio Paluknyje, kas galėtų pritraukti, pasakykim taip, turistą, vienas dalykas, naują gyventoją, verslininką? Sveiki, tai iš tikrųjų Paluknys tikrai yra patraukli vieta, randamės nuo Vilniaus apie 30 km, susisiekimas geras, yra ir autobusai, galima davažiuoti bet kaip. Kamščių jokių nėra, o iš tikrųjų turim ką ir aplankyti. Turim daug verslų, turim daug miškų, turim ežerų. Palukny yra 2 gimnazijos, tiek lietuvių, tiek lenkų kalba dėstoma gimnazija. Turim darželį, turim parduotuvės, turim kavinės ir aerodromą turim. Tai iš tikrųjų tikrai daug ką galima pas mus aplankyti. O kaip matot dabar su vystymu seniūnijos, gyventojai sako, kad iš tikrųjų statosi nauji namai, ateina naujos šeimos, kaip matot fiziškai, nes kartais vienas dalykas yra stebėti kažkokius nekilnojamo turto žemėlapius, o kitas dalykas, ką matai vietoje, kaip kūrėsi naujos šeimos, atsiranda, kokia čia jūsų, kaip matot? Kūrėsi, žinokit, pati iš savo patirties, baigiau mokyklą, išvažiavau į Vilnių, bet grįžau gyventi į Paluknį. Tai dauguma ir tiek draugų ir pažįstamų taip pat baigė studijas Vilniui, o su šeimom grįžo ir apsigyveno Palukny, tiek statosi ir apsigyvena, nes kaip ir minėjau, labai gera ir lokacija pas mus, ir visas susisiekimas, ir visa infrastruktūra. Tai... O kokie verslai? Nes aš matau čia pas jūs tokį didelį potencialą, kalbant apie žemės ūkio verslą, galimybės vystyti savo kažkokią veiklą, nes turi daug gamtos, kaip pat ir Vytenis sako, pilna miškų. Kokį verslą? Jauna šeima, siūlysim jaunai šeimai apsigyventi pas, kaip jūs galvojat, kas čia tokio dar galėtų būti? Galbūt uogas kokias sodinti, turbūt būtų visai gerai, ne? Iš tikrųjų taip, pas mus yra ir, kaip ir minėjo specialistė, kad yra ir žemės ūkio bendrovė, ir ūkininkų tokių stambių, bet turim tokių ir mažesnių ūkininkų, kur tiek uogas, tiek daržovės augina, žiūrint, ką žmogų traukia, ar žemė, ar kitoks verslas, nes turim ir įmonės tiek Lenkpilė, didelė įmonė, kur tikrai pas mus daug gyventojų iš Paluknio dirba. Kavinės turim, kur irgi visą laiką reikia tų rankų, tiek virtuvėj, tiek dirbant. Tai iš tikrųjų dabar Madzūnuose atsidaro nauja įmonė, kur bus stambiagabaričių atliekų perdirbimas. Tai žinau, kad irgi nuo kitų metų jie rinks žmonės. Tai iš tikrųjų pritraukia mūsų Paluknys. Tai matau ir darbo vietos atsiranda, ar ne? Ir dabar neįsijungiam mikrofoną, čia aš mėgstu taip dalintis ir techniniais dalykais. Skrenda lėktuvai, ne? Mes tai įpratę jau jų negirdėjom. Nepamirškim paminėti, kad Paluknyje yra dar aerodromas, ar ne? Kaip jis paveikia gyvenimą? Vienok, galbūt kažkur tas garsas ir sutrukdo, bet įdomu. Įdomu. Tikrai pas mus daug atvažiuoja, nes galima ir paskraidyti, ir pasižiūrėti tų lėktuvų. Mes jau įpratę. Aš, pavyzdžiui, jų negirdžiu. O kiti, kurie atvažiuoja, jo, girdi tą garsą. Jo, nes praeitais metais mes dalyvavom iš tikrųjų didelėme renginyje skirtame globojančioms šeimoms. Tai vieta patraukli. Žodžiu taip, Paluknys yra patrauklus lankyti, gyventi, kurti. Taip, taip, tikrai taip. Tai iš tikrųjų ačiū labai ir kviečiam į Paluknį. Julija, žiūrėk, dar turiu tokį klausimą. Jeigu Paluknio seniūnija būtų emocija, kaip galvoji, kokia tai būtų emocija ir kodėl? Aš galvočiau, kad man labiau asocijuojasi Paluknys su ramybė, nes mūsų pamiškai, mūsų ežerai, nėra to triukšmo, to šurmulio tokio, kur tikrai galima ir verta pailsėti Palukny. Aplankyti vieno iš tokių įdomiausių Paluknio objektų. Seniūne, kodėl jis svarbus šitas objektas? 2 žodžiai, 3. Bažnyčia, nesvarbi kodėl. Čia yra bendruomenės širdis. Ramybės namai. Iš tikrųjų, einam pažiūrėti vidų, nes labai įdomi viduje. Iš tikrųjų, labai įdomus dalykas, kaip matot, medinė.
medinių bažnyčių iš tikrųjų galime pamatyti tikrai nedaug. Ir tarp kitko, girdim, kad anksčiau prie kapinių buvo, ar ne, bažnyčia. Ir Antrojo pasaulinio karo metu sudegė, todėl čia buvo pastatyta būtent šitoje vietoje nauja. Tai užeinam į vidų, nes iš tikrųjų, aplinka neeilinė. Iš tikrųjų, koks turizmas be gurmaniškų patirčių, tai mes atvykome apsižiūrėti į Green Street Cafe. Jeigu važiuojate dažnai į Druskininkus pailsėti, tai tikrai šią kavinę žinote, einam užeinam ir pasižiūrim. Tikrai mėgiama ne tik vietinių, bet ir turistų vieta.